Pradėkime nuo Audriaus, mūsų anekdotų. Meistro, kokį pavadinimą duosime Audriui? Cepelinai. Lietuviškos tematikos anekdotas pavadinimu Cepelinai. Vieną kartą sutinka prancūzas, vokietis ir lietuvis. Prancūzas sako, pavyzdžiui, mes, tai sako, kai sėdim prie stalo, ten sako, mes valgom, kalbamės, pramogavim, juokėmės. O vokietis sako, mes, pavyzdžiui, kai sėdim prie stalo, tai mes, sako, išvis, pas mus turi būti tvarka labai, viskas sudėliota labai tiksliai ir taip toliau. O lietuvis sako, o mes negalim prisėsti prie stalo, nes cepelinų nesam prisivalgę. Klasika, klasika. Brūžo klasika, tai jau toks šeštadieninis toksai review. Koks pavadinimas bus Marijui? Šinšila. Anekdotas apie šinšilą. Šinšila džiunglėse vaikštinėja, kaip ir kiekvieną kartą ieško maisto ir eina ir pamato beždžionę. Beždžionė prišoka prie šinšilos ir sako, šinšila, ko tu čia taip drąsiai vaikštai? Čiagi džiunglės yra, čia šiaip reikėtų biškį pasisaugoti, nes čia yra ir kitų žvėrių, kurie gali tave taip imti ir nudobti. Ir šinšila sako, klausyk, tu žinai, kas aš esu? Aš esu šinšila. O šinšila, jinai sau eina ir čilina. Wow! Verkiau iš juoko! Kokį pavadinimą duosime Oskarui? Taip, kas pasiūlys pavadinimą Oskarui? Valstiečiai. Labai politiškas pavadinimas. Žuvisa. Taip kažkas. Žuvėdra. Žuvėdra. Labai geras anekdotas. Šitas geriausias. Apie žuvėdrą. Šitą žinau irgi. Čia laikraštį perskaičiau. Tai va, atvažiavo Antanas vėl prie jūros, išsinomavo Palangoj tą budelę, žiūri jį su vaizdu į jūrą. Žmona taip turi šonę, sako, žmona, žiūrėk, kokia plati jūra, ne? Žmona sako, jo, plati jūra. Žiūrėk, delfinai šokinėja per bangas. Sako, jo, gaila, kad Lietuvoj žuvėdros neskraido. Geras, nu? Su užslėptu humoru. Čia antras dūmas. Taigi baigėsi pirmas turas. Pažiūrėkime pakartojimą. Taip, prasidėjo antras turas. Pradėsime nuo Oskaro, nes jisai apšilo koją su žuvėdra. Kokį pavadinimą duosime kardinaliai kitokį Oskarui? Kas toksai? Karstas. Juodo humoro anekdotas. Jeigu yra vaikų, iškart atsiprašome. Gerai, antras bandymas karstas. Tai šitas tai tikrai višnelė ant torto. Reiškia, kaimas, Kėdainiai, maža troba, joje gyvena Juozas. Juozas norėjo būti mokytoju, studijavo Vilniaus universitete, baigė filologijos studijas, viskas sekėsi labai gerai, grįžo į Kėdainius, pradėjo dirbti mokytoju. Dirba ir supranta, kad jam neina reikalai. Nu kažkaip jį nešė, jisai labai mėgo prie stalo stovėti. Stovi jisai prie to stalo, stovi. Mokiniai sako, mokytoju, nu tai kam jūs tą stalą vis klybinat? Eikit daryti karstus. Tai va taip Juozas ir dabar daro tos karstus. Pamokantis. Vakaras tik prasideda. Kokį pavadinimą Marijui duosim? Paklodė. Mylimiausias Mariaus bailis apie paklodę. Petriukas, vaikas, buvo labai susipykęs su mama vieną kartą, nes vieną kartą, kai jis atsikėlė ryte, mama klojo jam lovytę ir pakėlė paklodę, pamatė kažkokią dėmę ir sako, Petriuk, kas čia per dėmė? Petriukas sako, mama, tai nėra tai, apie ką tu pagalvojai, tai tiesiog ežeriukas mano lovai.
šio vakaro anekdotas mūsų ex-čempionui Audriui Bružui. Koks pavadinimas? Tortas. Ūsai puola. Kaip sakėt jūs? Tortas. Tortas? Taip. Ačiū. Jūsų balsas pasakyti. Tai šitas geras. Tortas! Sako, kuo skiriasi cepelinas nuo torto? Ir susiginčio du draugai, sako, yra skirtumas ar nėra? Nu tai gerai, sako, žiūrėk, tu paimk, sako, valgyk cepeliną. Tas pasiėmė, ten vieną cepeliną valgo, antrą cepeliną valgo, trečią cepeliną suvalgė, viskas jau sotus. Ir spirgų, ir ten grietinės, ir ten, skanu labai ten, viskas, ir ten, Sako, gerai, žiūrėk, dabar tu paimk tortą, vat, pavyzdžiui, vieną tortą, sako, atsipjauk, vieną gabaliuką, kitą gabaliuką, kitą. Ir sako, kiek, pavyzdžiui, žiūrėk, aš suvalgiau 4 cepelinus, ne, o tu vieno torto nesušeitė. Wow! Sunkias svoris juokas. Dabar bus balsavimas. Kai aš rodysiu ranką į mūsų humoro karalių, galbūt jūs plojimais, balsais, kojomis visaip išreiškite savo nuomonę, kas buvo šio vakaro juokingiausias. Taigi, Oskaras! Irgi gerai! Marius! Čia tau iš ežeriukę turbūt. Ir Audrius! Na, manau. Finalui nugalėtas galėtų savo. Vienareikšmiškai taip, finalui reikia jau auksinio anekdoto iš mūsų humoro karaliaus. Ačiū kitiem mūsų competitiono dalyviams. Palokite jiems. Na ir paskutinis anekdotas, jūsų pavadinimas. Sūris! Guli sūris šaldytuve. Guli sūris, guli, žiūri, agurkai guli, pomidorai guli. Sūris sako, ko jūs gulit, gal nuveikim kažką? Sako daržovės, ai sūri, tu vis tik sakai, kad nuveikim, o iš tikrųjų nieko tu pats neveiki. Ačiū!